Šiandien parodysiu, kiek kainuoja maistas Portugalijoje, kokios yra maisto prekių parduotuvės ir kaip skiriasi kainos Portugalijoje ir Lietuvoje. Taip pat jums parodysiu mūsų standartinį savaitės maisto krepšelį, kurio užtenka 3 asmenų šeimai, tai esu aš, mano vyras ir 9 mėnesių vaikutis. Labas, mano vardas Rūta. Aš jau kelis metus gyvenu Portugalijoje ir visai neseniai tapau mama. Norėjau pakviesti tave prenumeruoti ar kitaip tariant subscribe šitą kanalą. Tokiu būdu nepraleisi mano sekančio video ir taip pat tas suteiks motivacijos kurti šitos video ir dalintis, žinodama, kad jums rūpi ir kad įdomu sužinoti, kaip kitas gyvenimas vyksta Portugalijoje. Aš kalbu ne tik apie gyvenimą Portugalijoje, bet apie motinystę, kasdienybę, sportą, sveiką gyvenimo būdą ir sąmoningumą. O dabar keliaujam. Taigi, už visą šitą krepšelį, kurį matote čia, iš viso sumokėjom, aš čia turiu čekį, 74 eurus ir 39 centus. Ir dabar parodysiu, ką tiksliai nusipirkau. Pradėkim nuo daržovių. Taigi, nusipirkau tokių pipiriukų, kuriuos yra labai skanu pakepti orkaitėje, špinatų, morkų, saldžią bulvę. Iš mėsytės pirkau baltą jautieną, kalakutieną. Kas man Portugalijai patinka iš tikrųjų, kad žmonės valgo tikrai daug kalakutienos, ko Lietuvoje aš nepastebėjau. Vištienos kulšnelės ir vištienos filė. Tada dar šį kartą pirkau virtuvinius rankšluostėlius, kiaušinius, buvo pilna. Dabar tiesiog jau verdu kiaušinius pietums, graikiškas jogurtas su pasiflorais, sūris, grūdėta varškė ir tepamas sūrelis. Tada iš skanėstų nusipirkau popkornų, dievinu popkornus ir saulėgrąžų, lietuviškai. 2 duonelės, 2 duonas, čia ne visai kaip batonas, bet puikiai tinka sumuštiniams. Tada tortilijas, iš kurių gaminsiu takos ir spageriai. Ir tada likusi dalis yra vaisiai. Tai pirkau bananus, figas, dabar yra figų sezonas, vynogės, geltonuosius kivius, maišą mandarinų, avokadai ir kriaušės. Portugalijoje, kaip ir Lietuvoje, turime skirtingus parduotuvių tinklus. Tai čia mes turime Continent, Auchan, Pingo Dos, Mercadona, Aldi ir Lidl. Ir jos yra visos skirtingos, siūlo skirtingą prekių asortimentą, taip pat skiriasi ir kainos. Asmeniškai mano mėgstamiausia yra Mercadona, kuri iš tikrųjų yra ispanų tinklo. Ir jinai yra labai paprasta ir turi tikrai nedidelį prekių pasirinkimą. Gali atrodyti keista, kodėl aš rinkčiausi parduotuvę, kuri turi mažiau prekių, bet taip yra todėl, kad aš esu toks žmogus, kur man patinka gaminti namie ir tokiu būdu, kad einu į parduotuvę, kur yra daug mažiau pasirinkimo, aš išleidžiu mažiau pinigų ir staupau laiko. Tai realiai man nekyla pagundų prisipirkti nereikalingų dalykų, kurių vėliau galiu gailėtis. Ir krepšelį, kurį jūs matėte, atvirai pasakius, tiek maisto 3 asmenų šeimai neužtenka ir dar turim dasipirkti šiek tiek savaitės bėgį. Bet tą mes jau darom ne didžiuosiuose prekybos centruose, bet apsiperkame mažesnėse specializuotose parduotuvėse, kaip kad mėsos, žuvies, vaisių, daržovių. Bet realiai irgi yra nuostabus dalykas gyventi šalyje, kurioje galiu ragauti pačių skaniausių vaisių, kurie dažniausiai man būdavo tik egzotika. Ir atsimenu Lietuvoje, kai gyvenau, norėjau paragauti pasiflorų ir atsimenu 2 tie rutuliukai pasiflorų vaisiai kainavo gal 2 eurus ar 3, kur dabar atrodo gali nusipirkti visą maišą už 5 eurus ir skanauti. Taip pat dar labai man neįprasta, kai būdavo Lietuvoje, tu nuvažiuoji pas močiutę ar mamą ar pas šeimos narius ir jie to būna sukrauna maišo obuolių. Mano vyro mama davė man didžiausią maišą lauro lapų ir aš galvoju, ką aš darysiu su tiek tų lapų, taip? O tai tiesiog, tai čia kaimynė turi medį auga, tai va, pasidalino, tai gali ir tu turėti. Tai tas iš tikrųjų yra labai keista. Tie, kurie žiūrėjo mano ankstesnius video, jau turbūt žinot, kad esu gyvenus daug metų Londone, kur atrodo valgydavau tą maistą ir jis net atrodo toks plasmasinis, be skonio. Ir atvažiavus čia, iš tikrųjų tas labai pasikeitė ir gyvenimo kokybė pagerėjo be galo. Aš manau, kad maistas šiaip yra milžiniška mūsų gyvenimo dalis ir yra prabanga gyventi šalyje, kur gali valgyti kokybišką, skanų maistą. Lygiai taip pat yra su Lietuva, nes Lietuvoje irgi aš atvažiuoju, man akis raibsto nuo visų gerybių, nuo pieno produktų pasirinkimo, ko man Portugalijoje labai trūksta. Jie neturi tokių dalykų kaip grietinė ar varškė, tai irgi tada aš turiu ieškoti kaip su žiburiu, kad nusipirkti varškės, įsikepti kokių varškėtukų ar varškės apkepą. Taigi, kaip ir kiekviena šalis turi savo pliusų, savo minusų, bet man jau būtų įdomu pasidalinti su jumis,
kaip gyvenimas vyksta čia ir kaip maždaug atrodo mūsų kasdienybė. Ačiū labai, kad žiūrėjot šitą video, tikiuosi sužinojot kažką naujo ir jeigu norit sužinoti apie kitas gyvenimo sritis gyvenant Portugalijoje, drąsiai klauskite, mielu noru sukursiu sekantį video ir kaip jau minėjau video pradžioje, labai prašau paspausti mygtuką subscribe, prenumeruoti ir tas padės mano kanalui tik augti ir pasiekti daugiau žmonių. Iki! Ir mini bonusas tiem, kas norėtų pasigilinti šiek tiek giliau. Tai padariau tokią mini lentelę, kurioje galite matyti pagrindinių produktų palyginimą Portugalijoje ir Lietuvoje. Lietuvoje naudojau barbora.lt ir atitinkamą tinklapį Portugalijoje. Taip pat rinkau panašių kompanijų, panašių brandų produktus. Tai pieno produktai. Akivaizdžiai matosi, kad Portugalijoje jie yra daug pigesni. Nežinau iš tikrųjų kodėl. Bet manau tiesiog, kad kompensuoja, nes Lietuvoje mes turim daug didesnį pasirinkimą, ko mes čia neturim. Kalbant apie mėsą, tai Portugalijoje yra pigesnė tik vištiena, kiaušiniai, faršas, jautienos būtų pigesnis Lietuvoje, bet čia mes taip pat turim daug didesnį pasirinkimą jūros gėrybių, žuvies ir taip toliau. Kalbant apie duoną ir grūdus, pigiau yra Portugalijoje, taip pat kaip ir dauguma daržovių ir vaisių, apart morkų, vėlgi, manau dėl to, kad Lietuvoje mes auginam daugiau europinių daržovių, kaip kad morkos, burokai, bulvės ir gėrimai, tai alaus ir vyno mėgėjam tai tikrai yra rojus, nes alus yra 80-90% pigesnis, kas yra tikrai didelis skaičius. Ir kalbant apie vyną, kas man labai yra smagu iš tikrųjų, kadangi visa Portugalija skaitosi yra vyno šalis, kai jūs keliaujat po skirtingus regionus, galite ragauti vyno būtent iš ten. Tai realiai, jeigu jūs atvažiuojate aplankyti šią šalį, labai smagu yra tokiu būdu kurtis atsiminimus, kad buvau čia ir geriau vyno iš ten. Ir taip pat po to, kai grįšit po to į Lietuvą, nuėję tą pačią Maksimą, yra Portugalijos vyno skirelis, tai jau galėsit išsirinkti vyną, iš to regiono, kuriame lankėtės. Apie buitinės prekes, tai čia turiu tik tualetinio popieriaus pavyzdį, tai Portugalijoje taip pat yra įspigesnis, nežinau, kodėl Lietuvoje visai daug mokat už tualetinį popierių. Ir manau, reikėtų pabrėžti, kad vidutinis atlyginimas, kalbu čia ne apie minimumą, o apie vidutinį, Lietuvoje yra aukštesnis, beveik 400 eurų, tai realiai gaunasi vos net tas pats ant to pačio, pigesni produktai ir pragyvenimo lygis, apart nuomos, bet vėlgi čia jau kita tema, bet jeigu jūs uždirbate vidutinį atlyginimą Portugalijoje, tai panašus gyvenimo lygis būtų toks kaip ir Lietuvoje.